Na, šiandien mes vėl Canvoje ir aš galvoju, kad reikia mums padaryti nuotraukų koliažą. Taip, sukūrėm mes nuotraukų koliažą. Ir mes turim šablonų, daug šablonų, galima pasirinkti ir netgi temas, vasarą. Na, nuotraukų koliažą labai paprasta pasidaryti, tiesiog galima paimti šabloną ir vietoj šitų nuotraukų, kurios yra sudėtos šablone, kur nepažįstami žmonės ar mums netinkamos nuotraukos, bet mums tinka formatas, tai tiesiog galim paimti, tarkim, aš paimu šį šabloną ir galima jame tiesiog įkelti savo nuotraukas. Na, čia minimalistinis šablonas. Ir kaip įkelti nuotraukas. Tiesiog paspaudus ant šitų nuotraukų mes ant šito kibirėlio ištrinti tik vaizdą. Ir kai mes ištrinam vaizdą, lieka būtent tas rėmelis ar tinklelis, kitaip sakant, ir mes į jį dedam savo nuotraukas. Taip, tiesiog aš dabar padarau taip, kaip principė, tai mes galim paimti paprastai baltą puslapį ir patys susiformuoti, panaudodami rėmelius, susiformuoti tą koliažą, kaip norim susidėlioti, bet tai aišku vėlgi laiko užtruks. Ir čia dabar, gali būti, aš padariau pasaką, galima pakeisti šriftą. Pasaka truputėlį aiškiau, mėgstu, kad įskaitomas būtų tekstas. Na ir tiesiog aš paimsiu dabar, jeigu nuotraukų koliažą iš savo nuotraukų, tai reikia įsikelti, kur įkelti failai, įsikelti savo nuotraukas ir jas susikilnoti. Tai dabar aš parodysiu, kaip į šitus rėmelius įkelti nuotraukas savo. Na ir pradedam pasaką. Va taip, traukiam ant to rėmelio ir automatiškai iššoka pati nuotrauka. Dabar mes matom, kad rėmelio formatas yra stačiakampis ir nukerta pusę veido, o šiaip nuotrauka yra kvadratinė. Tai mes tiesiog ištrinam ir galim padaryti tokį būdą, paieškoti, galbūt toks. Galima paspausti ir nuotrauka atsiranda ant šio puslapio, arba tiesiog galima traukti. Pavyzdžiui, paimu ir traukiu. Ir iššoku. Labai paprasta. Arba jeigu mes norim, tarkim, susidėlioti savo, tai mes tada einam į elementus ir randam būtent šitus visus rėmelius, arba dar tinklelis yra, tai mes pasižiūrim, kaip rėmeliai atrodo, koks pasirinkimas. Ir yra dar net ir kaip nuplėšto popieriaus toks, tai galima ir iš tokių sudėliot.
Galima truputėlį sumažinti. Aha, čia vat su kažkokiu kitokiu rėmeliu, ar ne? Ir čia, tai šitą aš ištrinsiu, va šitą, va matau. Va čia kažkoks rėmelis kvadratinis mums tiks į mūsų, tiks, žodžiu, pagal mūsų nuotraukas. Ką dar galim pasižiūrėti? Na, čia suformuoti tą visą dizainą, tai jau čia pagal kiekvieno, kaip sakoma, pagal pajautimą. Na ir einu tada aš į keltus failus ir kur čia įkelti failai ir su pele keliu ant šitos pirmosios nuotraukos, ant pirmo rėmelio. Toliau imu šitą nuotrauką ir keliu va čia. Va. Paprasčiausia, matot, labai čia lengva. Čia tiesiog tik tais vat, žaidimas, kaip aš sakau. Va. Vėlgi foną galima parinkti foną, einam į kvadratėlį, vat, apačioje fonas, kvadratėlis subrūkšniuotas ir galim pasirinkti, kokį norim foną. Tiesiog vienspalvės spalvos viršuje. Va. Čia tiesiog pasirinkimo laisvė arba galima imti iš va, šitų fonų. Čia atšaukimo rodiklė, jeigu mums netinka, galima atšaukti, ką mes čia pridarėm. Ir dabar tiesiog galima, na, kad būtų galbūt tokia, jau kadangi čia labai margi paveiksliukai, tai galbūt, na, imti su perėjimu. Su perėjimu gali būti. Galbūt ir toks va, paveiksliukas. Dabar, vat, kada yra nuotrauka rėmelyje, tai mes tiesiog vat, užeinam su pele ir galim pastumdyti, patraukyti, kur mes norim savo šias nuotraukas. Dar turbūt įeisim, aha, čia galima dar tekstą uždėti, kas čia per koliažas, ar ne? Gal pasirinkti iš čia. Bandom šitą. Ir užrašysiu pasaką. Pasaka. Čia šitus paveiksliukus man sukūrė dirbtinis intelektas. Pagal dirbtinio intelekto sukurtą pasaką, nes aš paprašiau, kad sukurtų pasaką apie laimės paukštę. Vat, ir čia dabar mes turim pasaką apie laimės paukštę. Šiaip tai iš šitų visų paveiksliukų aš planavau sudėti knygelę. Pasakų knygelę, tai tikriausiai gal dar taip ir padarysiu ir padarysiu įrašą, kad jums parodyti.
Taip, tai mes va turim pasaką, tai irgi koliažas, čia aš apie pasaką koliažas, bet nuotraukų koliažą tai galima daryti ir asmeninį, šeimos, ir komandos, ir verslo, ir taip toliau ir panašiai. Dabar aš atsisiųsti PNG paveiksliukas, visi puslapiai ir atsisiųsti, bet aš dabar nesiųsiu, nes man dar įdomu vienas dalykas. Dabar žiūrim, kur yra vaizdo įrašai. Paspaudžiam vaizdo įrašai, tai čia yra tiesiog vaizdo įrašai, čia turbūt formatas jo YouTube kanalui, čia mobiliojo įrenginio, tai būtų telefonams, Facebooko, Instagramo, TikTok vaizdo įrašas, YouTube vaizdo įrašų koliažas. Jeigu mes apie koliažus dabar kalbam, tai pabandom paieškoti vaizdo įrašų, kad būtų koliažas. Ir aš dabar taikyti abu puslapius, čia nemokamas žodžiu ir minimalistinis. Ir tiesiog mes pasižiūrim, čia 9 sekundės. Na, tokį nuotraukų koliažą galima nusiųsti kažkam tai kaip kažkokį prisiminimą iš kokios susitikimo ar panašiai. Tai dabar mes čia darom tą patį, ištrinam senas nuotraukas, ištrinti vaizdą ir čia įkelti savo. Ištrinti vaizdą, taip. Jeigu mes paspausime šitą kibirėlį ir ištrinti kadrą, tai mes ištrinsim visą šį rėmelį. Ir jeigu jau mums taip netyčia atsitiktų, tai mes tiesiog einam per atšaukti rodiklę viršuje ir mums sugrąžina tą, ką mes ištrynėm. Žodžiu, vadinasi atšaukimo funkcija. Taip, dabar čia tekstą tai galima jo pakeisti. Taip, dabar einu vėl įkelti failai ir aš neieškosiu savo nuotraukos, aš naudosiu šitas pasakos nuotraukas ir tiesiog taip, čia nuo pradžių ir dedu būtent ant to rėmelio, su pele traukiu ir iš karto dedu. Traukiu ir dedu. Užpildau visus, kodėl ne? Užpildau visus rėmelius. Taip. Paleidau. Pasaka apie laimės paukštę.
Šitą mes galime ištrinti, ar ne? Taip. O kas antrame įraše? Taip, dabar mes žiūrim, kaip atrodo galutinis variantas. Na štai, mūsų nuotraukų koliažas video formatu. Tai mes turim paprastą nuotraukų koliažą ir mes turim video nuotraukų koliažą. Jeigu mes kursime koliažą, va, kvadratinis yra, ten buvo stačiakampis, čia yra kvadratinis. Taikom 3 puslapius, čia vat istorijai, kaip albumas, online albumas. Čia žodžiu prieš ir po. At, pavyzdžiui, koliažas vėlgi kažkokiems tai demonstruoti, tarkim, kai būna nuotraukos prieš ir po, tai kaip buvo anksčiau ir kaip yra dabar, ir data, tarkim, datos. Taip, tai čia, aišku, pavyzdys yra su vaikučiais, kūdikėliais, kaip jie augo, bet tai galima pritaikyti ir bet kokiai kitai sričiai, kur yra reikalinga palyginti, kas buvo anksčiau ir kas dabar. Tarkim, jeigu svorio metimo ten kažkokiose tai programuose, kaip numečiau svorį, kokia buvau tais ir tais metais ir kaip vis vyko procesas ir kokie rezultatai dabar. Na, čia vėlgi tas pats variantas. Aš nieko nekelsiu čia jokių nuotraukų. Viskas čia aišku. Pakeičiam tekstus, pakeičiam žodžiu turinį. Va. Ir tiesiog galim pasižiūrėti, kaip čia yra 15 sekundžių, kaip atrodo realiai. Va. Aišku, galima ir pagreitinti, bet gali ir likti toks pat variantas. Galima, tarkim, dar dadėti nuotraukų, jeigu mes, pavyzdžiui, čia norėtumėm dadėti, tai tiesiog paimam ir dubliuoti ir tiesiog čia galima sumažinti, galbūt dar papildomai kažkokią įkelti ar ne. O kaip sukurti savo, tai aš tiesiog paimsiu ir papildomai pridėti puslapį. Ir tarkim dabar aš ieškau elementuose ieškau rėmelių arba galima tinklelį, bet jau tinklelis tai čia jau viskas sugrupuota, jau tų nuotraukų neatskirsi. Bet vat rėmeliai tai galima pastumdyti, padėliot kaip nori. Va, yra kokių rėmelių. Šiuo metu populiariausi rėmeliai. Vat. Aš dabar parodysiu, kaip aš sukūriau irgi animuotą tekstą ABC.
Na, čia galima parašyti verslo ABC. Imam, koks būtų šriftas. Taip, galima padidinti. Taip, kokią spalvą? Na, kai verslas, tai kalba būtų apie mėlyną kokią. Mėlyną. Gal tokia labiau į indigo norėtųsi. Va. Ir dabar ABC. Dabar, jeigu mes norim, kad būtų šios raidės kažkokios, na, spalvingos ar kokios, nežinau, su kažkokiu tai paveikslėliu viduje, tuomet mums reikia parinkti tiesiog nuotrauką. Mums reikia parinkti nuotrauką. Einam į nuotraukos. Auksinė spalva. Va, jeigu mes paimsim auksinę spalvą ir norėsim, kad šitos raidės būtų auksinės spalvos, tai mes išsirenkam patinkančią nuotrauką, o šiaip tokias nuotraukas, tai tiesiog reikia užeiti ant nuotraukos ir reikia tiesiog parašyti vat, spalva auksinė, pavyzdžiui, sidabrinė, ar ne? Ir mums išmeta vat, visą paketą įvairiausių, žodžių, pasiūlymų. Taip. Aš noriu auksinė. Ir dabar, kokią mes čia pasirinkam, kad būtų tokia su kažkokiu tai, va, galbūt šitą su perėjimu, nu, čia aš jau dabar jums rodau su karūnėlė, kur yra pasiūlymai, galima ir nemokamų. Nu, va, pabandom šitą. Aš vat uždedu ant šitos A raidės, nu, va, B ir C. Va, mes turim verslo ABC. Dabar mums reiktų padaryti, kad viskas būtų animuota. Tai mes užeinam ant teksto verslo ir dabar animuoti. Čia jau yra iš ankstesnių, vat, tas vadinasi tumblė animuoti, na, bet mes galim pasižiūrėti, kas mums labiau patinka. Va. Va. Pasirenkam. Taip, dar pažiūrim. Na, čia mūsų šablonas. Aha, šablonė yra nuotraukos ateina ir išeina, o mūsų paruoštukė yra tik tais atėjo ir liko. Tai mes dabar pasižiūrim, kaip čia dabar tik įeinant, o yra išeinant ir galima animuoti abu. Taip.
Abu, įeinant ir išeinant, bandom taip. Abu. Ne, žiūrim čia. Kodėl čia nieks nesidaro? Ir išėjo. Dabar taip, kaip žinom, čia yra laiko redagavimas, galima redaguoti trukmę šio viso video. Dabar, jeigu mes norim, tarkim, kažką tai pašalinti, tai tiesiog pažymim šitą ir ištrinam, va, paspaudžiam ant kompiuterio klaviatūroje ištrinti ir viskas. Pažymėjus va, su pele ir paspaudžiam per kryžiuką ištrinti, delete, viskas. Na ir mes dabar pasižiūrim savo kūrybą. 5 sekundžių. Taip, gali jis būti truputėlį greičiau, nes tas 3 sekundės. Kaip atrodys 3 sekundės? Greičiau. Taip, jeigu daugiau teksto, tai aišku ilgesnis gali būti, o jeigu mažiau teksto, tai trumpesnis laikas. Na ir ką, dalintis, atsisiųsti, ar ne? MP4 vaizdas ir atsisiunčiam. Būtinai MP4, nes mūsų raidės yra judančios. Tai tiek apie koliažus ir animaciją. Na, tai šios pamokos buvo tiek. Sėkmės kūryboje.